Tai va, labą rytą visiems. Sveiki, vėl atvykę į mūsų, ką tokį? Vlogą. Vlogą, mes pamiegojame. Jo, pamiegojam jau. Einam parodysim kažką. Kur mašina? Gal šiandien papasakom, ką veiksim? Smogu, paspaskui, dindin. Dindin paspausi iš karto. Iš karto dindin. Dindin. Aha. Paspaus. Parodė kokią suknelę mama užsakė tau, pažiūrėkit. Taip. Šiandien yra šeštadienio rytas, kovo 9. Iki dar vieną video. Labas kamerai. Labas kamera. Ir važiuosim kur? Eisim lovyti tau skirtus daiktus. Bet kitus daiktus. Dar pavalgysim, ne? Taip, leidžiame. Something happened when you walked right through my door. Can't imagine what my life was like before. Oh, 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 oh. Ką išvarom? Išvarom mamą palikim geriau. Mamą palikim geriau. Ką, mamytė? Ata mama. Grįšim greitai, ne? Taip. Tiesa? Ką dar papasakosim? Living the best day of my life. Opa! Living the best day of my life. Living the best day of my life. Living the best. Kur ten? Ką? Ką pamatyti? Matau tave. Haja! Pikabu! Pikabu! Gerai, važiuosim kur? Ikea. Tai šiandien toks vlogas irgi bus man neįprastas, nes dviese su Gabrielė tik būsim parduotuviai, vloginsim, tai bus neįprasta. Žiūrėsim, kaip seksis, ar daug nufilmuosiu, ar nedaug, tai gerai. Varom į parduotuvę, susitiksim ten. Arba namuose, jeigu nepavyks nufilmuoti iki. Watch it shimmer. All the glitter turns to gold. What a picture. See the future now unfold. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Living the best day of my life. 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 Yeah, yeah, yeah. The best day of my life. The best day of my life. Prielę atvažiavome. Vaitriušis čia lieka, gerai? Aš pasadinau jį į kėdutę priekį, gerai? Dėkui. Tai valgo visi. Alek? Pati. Aha. Papau, sakai. Filmuoja tėtis. Nepasitys. Nu ką, aš parduotuvėje, ne? Nenubėg, gerai, nieko? Na, einam į vietą? Čia suradom vietą gerą. Man sėst? Gerai. Valgysim, bet tau nelabai čia gal patogu bus. Gal eisim į kitą vietą? Tokią, šitą? Einam, paimsim. Tvarkoj? Valgom panį. Ką tu valgai? Būrė, o štai dabar šis valgysi? So bright in my blind. I gotta shine so bright, don't need a reason. Escorting my head out, they was just saying, can't be nobody else, I'ma be myself. So they gon' have to watch me. Bet sočiai pavalgai gerai? Paskutė papildo.
Sergiai, matai, eina žmonės, palaukim. Tai kiek visko. Ar matai? Tai eisi pirmą? Gerai. Žiūrėk, kas gero. Koks arkliukas, matai. Kompiuteris koks. Duok ranką. Suduvy? Lovyti, taip? Negalima. Ne, negalima. Ką matai? Man daug vaistų. Jei kažkas patiks, parodė gerai. Čia kiek sofų, matai? Pilna, pilna. Žiūrėk, koks fotelis ten. Nori išbandyti? Čia staliukas. Čia galima padėti pagalves. Žiūrėk, pakeli. Taip, viduj pagalves. Neim. Čia taip pat kaip pavyzdys. Taip namuose galima nusipirkti ir pasidaryti. Čia darbo kėdė. O, kiek kainuoja? 105 eurų. Mums namuose tokios reikėtų, ne? Tik ne baltos, o juodos, ne? Ten šuniukas. Čia tipo televizorius. Bet čia netikras, čia užklijuota. Čia virtuvė, matai. Knygą radai? Gražus atrodo, ne? Fotogeniškai viskas. Skaitysi knygą? Ne, mažiukai, padėk, čia netikra knyga. Palauk, dėk čia. Neimkim, gerai čia. Ai, kokia virtuvė, pažiūrėk. Pažiūrėk, kaip čia atsidaro, matai? Čia taip paspaudi. O, tai kiek visko sudėta. O, mums tokių skyrių gal reikėtų, ne? Pirštai? Ko dar yra, palauk. O, žiūrėk, panda. Paglostysi? Gera panda. Švelni? Gerai, einam toliau. O, žiūrėk, čia koks fotelis. Nori atsisėsti ant fotelio išmėginti? Ne? Ant šito? Ant šito? Ant šito? Čia vėl staliukas atsidaro. Žiūrėsi filmą? Nu gerai. Ką rodo? O, ant rodiklės užlipai. Žiūrėk. Wow. Duok ranką. Kopa. Nori čia įeiti, o čia vaikučių kambarys. Tai koks stalas. Nori čia atsisėsti? Sėsk. Pieštukų. Va, matai, čia susidėti žaislus galima. Čia kažkas įdėta, va. Čia parodyta, kaip galima įsirengti tavo kambarį. Va, matai, čia tokių galima pakabinti. Koks haskis, žiūrėk. Pažiūrėk, koks haskis. Kiek kainuoja? Nori tokio? Taip. Einam, pažiūrėsim. Tik dabar neimk, eisim tenai, pačioj surasim, gerai? Sergiai, pingvinas. Sunkus, nereikia. O kokia kiaulė, žiūrėk. Kokia kiaulė graži. Mamai patiktų. Parodo mamai. Nufilmuojam, parodysi mamai per video. Tai kokį nori žaisliuką? Ne, vieną tik reikia rinktis. Kurį rinksies? Kurį nori? Tik šitą? Gerai. Patinka, kad čia šituose IKEA vežimuose yra diržas apsauginis, ane, va? Kad neiškristų vaikas. Taip? Gerai. Galvau, kaip reikės neštis viską. Ten. Va, šitų paimsim, taip. Mes ten. Gerai. Ačiū už pagalbą. Ką čia turi tokį? Šuniuką. O koks čia šuniuko rūšis? Haskis. Taip, pasiaukusai. Čia kaip lobis.
Sliuoka. Liobės, taip. Au. Patrumpinimu žinom, taip. O lemputės čia. Pipeliai. Pipinsi? Taip. Pip, pip. Tu miego dar nenori? Ne, nereikia miego. Tai va, grįšim namo ir pamiegosim, ne? Ir šuniuką nuoj kasą paimti. Aha, kartu miegosi su šuniuku? Taip. Man parodė, kurioje vietoje yra ta priekė, ne? 14 eilė. Ne. Kas ten? Liuka. Vilkas? Tai sandėlė. Čia sandėlis. Taip. O ten va, mums reikia. Ir trečią vietą. Kur trečią vietą? Kur čia ta vieta? Kur ta vieta? Ir trečią. Kokia? Va čia. Radau, va čia. Ane? Imsim šitą prekę. Čia 4 tie. Mums reikia vieną. Va, šitą reikia vieną. Šitą paimam. Aš to paties. Mačiau, kad čia labai sunku, aš padėsiu, gerai. Varom dabar į kur? Į kasą. Į kasą. Susimokam ir greit šokam į mašiną. Taip radom viską. Man atrodo, skubėdami. Biškai ilgai užtrukom. Jau po 1 valandos. Gabrielė pietų miegas, jau turėtų būti, nes anksti atsikėlė. Nu, žodžiu, skubam į mašiną, varom namo. O reikia saugoti šuniuką, ne? Pabučiuok. Geras? Pip. Pip. Au, mama. Ko dabar laukiam? Ledų? Ledų. Ledų laukiam, jo? Skanus? Taip, gerai apsirengsim ir važiuojam. Gerai, kažkaip bandom iki mašinos nusigauti, taip? Gerai, bandom kažkaip iki mašinos nusigauti. Nu va, sėdom mašiną ką tik, dabar yra 1:30. Truputį užsivėlinam, ar ne, mažiukai? Važiuojam namučio. Ane? Sakai, nori filmą žiūrėti ir ledą valgyti, ar tik ledą? Tik ledą ir šumą. Gerai, gerai, važiuojam. Tik grįšim, varysim pietų miego, ne? Žodžiu, vaiko nebėra, nes telefone, tai tik grįšim, varom pietų miego ir pašnekėsim namuose. Iki. Yeah. Let's go. They can see that I'm the legend. Got the gold in my possession. No doubt in my mind, no question. I hold the keys to my successes. Greatness lives inside of me. Cut me open, bleed royalty. I've never known defeat. That's for the weak. For the throne, you better show loyalty. Nothing can stand in my... Skanus ledas? Grįžom. Nu va, pavyko. Buvo nelengva. Taip. Ne pirmą, mes iškojame. Papasakosim namuose, kai atsisėsim, kaip pamiegosim. O, mama dar yra. Mama, mes sėsime, paėmėm datą. Valgė ledą, ką tik baigė ir naują mūsų šuniuką parodėm, kur miegos. Tai va, Gabrielė eina miegoti. Gerai, apsikabinkit visi kartu ir miegokit. Mažiukai apsikabinam šuniuką ir triušiuką. Ata! Žiūrovai, sakyk. Šliuovai, paspauskim, nepamiskaiskam, pateikti. A, gerai. Ilgiau laikyk taip, dik. Gerai. Šliuobai, tu. Ir tu sakyk, kad ding. Tik. Gerai. Buočkis mažiukai labanai. Tai va, Gabrielė jau pamiegojo. Man pavyko šiek tiek perkelti duomenis, ką nufilmavau šiandien. Vėl žiūriu į ekraną, o ne į objektyvą. Ne jūs.
Žodžiu, kažkaip reikės priprasti su tuo žiūrėjimu tiesiai į objektyvą. Aišku, keista, bet priprasiu. Dabar laukiu, kol Gabrielė nulips nuo puoduko. Tai palaukim truputį. One hour later. Labai tamsu, ką daryti, kai taip tamsu. Buf. Kas gero laukia šiandien dabar. Dabar yra 17:30, tai pas mus per langą matosi tokie vaizdeliai. Kažkas žaidžia. Aikštelė. Tenais futbolo stadionas. Mačiau projektas, kad turėtų pastatyti atnaujintą futbolo aikštę. Tai matau, jau pradėjo kasti žemės. Ką ten darys, bus matyt. Prieš Gabrielę einant miegoti, žmona išvažiavo į Kauną. Tai vakare bus koncertas mokinukių. Tai šiandien tikėtina grįžti, kai Gabrielė miegos, nors kadangi vėlai nuėjo miegoti pietų Gabrielė, tai įdomu, kada eisim vakare miegoti. Tai atsikėlė 17 kažkiek, tai be 22 tikriausiai neeisim miegoti. Tai nežinau, šiandien kažką spėsiu pamontuoti ar nieko. Gal kol Gabrielė žiūrės kokį filmą, pamėginsiu padirbti. Bus matyti, o gal tiesiog būsiu su vaiku ir valgysiu popkornus kartu. Tai va. O, ką nupirkom iš Ikėjos, ane? Einam, padėsim. Nešam. Ikėjui, ką mes nupirkom, Gabrielė? Pažiūrim. Šitą padėsi man iškrauti. Ateik, padėsi man, Gabrielė. Padėk man. Nu gerai, leisti ačiū vienam dirbti. Atsargiai, nenukrisk. Gerai, padėk man ištraukti, kas čia dabar yra maiše. Čia kaip kalėdos kokios. Kalėdos. Nu, parodyk. Ką dabar ištrauksim? Kas čia tokia yra, žinai? Čia yra padėti karštam puodui, kad neįdegtų stalo paviršius. Taip, sumeskim čia, paukšt. Nu ne taip, reikia švelniai. Kas čia dabar yra, žinai? Atspėk, kas čia toks. Nu tikrai nedangtis ant galvos. Nu spėk, kas čia toks yra. Puodu, kad tai skystum. A, čia yra į mikrobangę. Uždengti maistelį, kai šildai, kad neapsitaškytų visą mikrobangę, nesupranti? Suprantu. Gerai, mes čia. Susipą. Gerai, sudėkim viską, parodykim žiūrovam, ką čia radom. O čia yra, žinai kas? Čekis, ane? Aš pasižiūrėsiu. Pažiūrim, kiek kainavo mums viskas. Išleidom 8. Kiek kainavo? 8,9 eurų. Susipą. Ai, va, nepasakėm, kas čia tokie. Čia yra, pradarai kokius makaronus, kai pradarai kokius čipsus, dar kažką, kad užspausti ir nesusigadintų maistelis. O čia yra, kaip tik nupirkom ant tualeto, dangtis, kad Gabrielė galėtų atsisėsti ir nebijoti. Kai norėsi, galėsim išbandyti, gerai? Taip, kaip vaikučiai. Pakėliau. Wow, žinai, kas čia yra? Čia dydis yra. Čia Gabrielės lovytai dėvim ant 200. Apsauga nuo... Neperšlampama šita apsauga. O šita apsauga irgi Gabrielės lovytai. Pigesnė. Šita peršlampama, man atrodo, bet tiesiog uždėsim šitą, pažiūrėsim ar gerai, o turėsim šitą kaip atsarginį, va šitą. O čia mūsų lovai tik tai. Mūsų lovo metras šiam ant 200. Peršlampama, man atrodo, šitą, bet nu, tiesiog, kad apsaugo čiužinį. Nu ir viskas. Daugiau nieko nėra.
Eisim tavo lovą paskui tvarkyti ir viską uždėti. Gerai? Sveikitės. Kiek kas kainavo? Pala, papasakam, kiek kas kainavo. Šitas kainavo lūdrosas. Šitas lūdrosas kainavo... Ai, nežinau, kas kainavo. Paskui ant kiekvieno daikto užmėsiu kainas, kad sektų. Tai ko labiausiai mums reikėjo iš parduotuvės, tai yra va šita dalis. Šoną užsideda šitą, prisimontuoja. Nežinau, ar yra įrankiai. Prieš. Pavyko, atidarom. O, yra viskas, visos dalys yra, nieko nereikės pirkti. Knygutės radai? Reikės instrukciją mums naudoti, ar ne? Va, koks baltas, matai. Čia, žiūrėk, ant tavo lovytės bus. O taip va, primontuosim, va. Tai va, šitaip va, sumontuosim. Kad neiškristum iš lovytės savo, kai mieguosi. Nebereiks maniežė miegot, galėsim miegoti savo lovai, teisingai? Ai, o ką? Pamiršom parodyti svarbiausią dalyką, kokį pirkom, tai? Tai ką tokį? Šuniuką. Parodyk savo šuniuką, kokį pirkom. Nuplėšė į plauką. Čia kas toks yra? Va, matai? Matot, tokį šuniuką pirkom, ne? Haskis. O koks vardas šito haskio? Lobis. Geras šuniukas, nepyksta? Gerai, glostai labai. Tai va buvo Ikėjų ir didelis toks haskis, bet neradau krūvoj. Gerai, kad nebuvo to didelio, nes didelis nepatogus. Yra kažkur nešiotis, vežiotis, tai šitas telpa ir į mašiną ir va miegojo šiandien su juo pirmą kartą. Taip, miegojai šiandien su haskiu? Tai pietum pašildysiu, tai vakarienį pašildysiu makaronų su dešrelėm, kur vakar valgė. Man dar skaniau netgi pašildyti makaronai ant keptuvės, negu iš karto virti. Tai per Gabrielį, matau, patinka, prašau visą laiką makaronų. Kokį pratimą? Užkimši ausytės ir atkimši? Oho. Kaip mama? O, dar norėjau paklausti, kaip jum, kai davotės makaronus, jums skaniau virti, ar kai irgi antros dienos pakepti, paskrudinti, netgi dar kažką prisidėti prie skonio, tai parašykite į komentarą. Dėl ko paėmiau šitus nuo karščio apsaugoti paviršių, nes kai atsikraustėm, pamačiau, kad ant stalo čia virtuviai yra jau, nežinau ar matysis, jau matosi nudegusių žymių, jau buvo prieš mum atsikraustant, tai nenoriu, kad dar būtų tokių blogų dalykų, reikia pasaugoti kitų žmonių turtą, tai. Pasako, ką nors su kamera. Turiu polį savo kodėl. Ko neturi? Neturiu polio. Brolio neturi? Taip. Kodėl man? Kodėl reikia turiu? Viskas testiko. Kaip? Sveiki, gyvi. Mes įsteigėme. Kas čia? Čia mikrofonas. Tokia ponas. Čia įrašinėja garsą, kaip tu šneki. Aš apusiu. Papulsiu su mama. Eisiu miegoti. O, kas čia? Čia mirksi, nurodo, kad mirksi. Tai va. Tai mamytė išvažiavusi, taip. Taip, aš išvažiuosi į kalėjimą. Į kalėjimą? Į koncertą. Oi, niekada matau.
Oi, tu nespausk. Tu suspaudi kažką. Tu kabėk šitą. Ir tu visai. Vau, kaip miela. Visi gyvi. Visi gyvi? Tai va, gal norite mums užduoti klausimų, taip? Taip. Tai parašykit Visi gyvi. mum apačioj YouTube šito vlogo. Galit parašyti klausimus į komentarus. Skampiuoju. Taip. Arba mum į Instagramą. Reikia nufilmuoti. Taip. Vlogas viešoje vietoje buvo irgi pirmas kartas. Buvo nelengva iš tikrųjų. Bet kažkiek buvo baimės filmuoti ir šnekėti prieš kamerą, kad ir nedaug ten kalbėjau, bet vis tiek ištraukti kamerą ir, žodžiu, ir filmuoti, tai nėra tikrai lengva, įprasta man, tai va, tai išėjau iš komforto zonos ir truputį pavyko. Tai va, žiūrėsim, koks čia vlogas gausis, nes dar nemontavau, tai kai žiūrėsit šitą video, jeigu žiūrėsit, vadinasi, pavyko sumontuoti, gavosi geras vlogas, ne? Su kokią kamerą filmavau Ikėjoj, tai buvau pasiėmęs ne savo didelę kamerą, tą naują, pasiėmiau va šitą Pocket, vadinasi, didžiai Pocket 3 kamerą, kuri mažiau truputį atkreipia dėmesį. O ne su šitą didelę, va, kur dabar jums parodysiu, filmuoju. Tik su šitą kamerą. Tai, jeigu būčiau filmavęs ne su šitą, o su tą didelę, tai jaučiu būčiau užsiblokavęs ir nieko nenufilmavęs. Tai va tiek. Gerai. Tai ką čia dar tėtis norėjo papasakoti? Susiradau naują darbą. Dabar nuo pernai metų 23 dirbu, nuo birželio įsidarbinau, tai dabar dirbu automatikos inžinierium samdomam darbe Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai. Gaila, ten filmuoti nieko negaliu, nes konfidencialų. Taip, darbas patinka, pagaliau pagal specialybę dirbu, nes esu baigęs inžinerijos bakalaurą elektros, automatiką ir valdymą VGTU, tai ir paskui 10 metų beveik pradirbau ne pagal specialybę, nedaug ten elektrotechnikos pareigos buvo, inžinieriaus, tai bet su automatika neteko visiškai dirbti, tai labai daug sužinojau ir kolektyvas fainas, ir kiti kolegos iš kitų skyrių faini, žodžiu, visai geras darbas. Tai va, jeigu neprašym jūsų, paspauskit subscribe kanalą, nes tikrai mums padėsit, gelbėsit, nes bandom surinkti kuo daugiau subscriberių. Gal kažkada pavyks monetizuotis ir kapsės pinigėlėje, ne? Ir iš tuos pinigėlius ką darytume? Keliautume kur nors. Taip, ir darytume vlogus. Tai va, tai jeigu turit klausimų, parašykit apačioj komentare. Taip. Tai va, jeigu turit klausimų, parašykit apačioj komentare. Arba atsakysiu atrašydamas, arba kitam vlogę nufilmuosim ir atsakysim kaip su video. Taip. Noriu paprašyti, kad jūs, kas žiūrite ir jums patinka mūsų video, paskambintumėte varpeliu. Zin, 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 zin. Kad norėtų. Irgi nori? Tai irgi skambinam kartą. Zin, 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 zin. Atsisveikinam. Gerai. Dabar tikrai ate.